Tailandą? Norm? Na taip. Nufilmavai. Nu, nes po 7 ryto koks filmus. 7-6. Čia normalu? Skanaus. Ir valgantiems ir nevalgantiems. Labubu, pradėsiu labubu, žiūrėkit, mano labubu. Važiuojame į Tailandą. Iš visų pusių filmuoja. Atrodo, kad mes visi po to pačiu brendu kažkokią esam, kur filmuot turim dabar. Aš tiesiog žvaigždė esu ir dėl to mane visi filmuoja iš visų pusių. Kažkaip tėtis mūsų, davai, eik čia nusifotkink, va čia va. Jeigu čia mygtukus paspaudinėt. Atskridom į Bankoką. Pametėm gertuvę. Lukai, nesiklausyk. Gerai, mes einam aiškintis, kaip mums čia išskristi iš čia į Fuketą, nes mes nusprendėm, kad mes per vieną dieną visas keliones patirsim. Mes visus skrydžius jos. Yes. Mes kolekcionuojam skrydžius. Kiek įmanoma daugiausiai skrydžių per vieną dieną padaryti? Tai 12 valandų. Reikia žiūrėti mum. Gerai, viskas atėjo. Išsiaiškinom, kad mes ne į tą pusę ėjom. Kiek, tik 10 minučių gal? Ne, gal daugiau. Ir pasakė, kad reikia full-on išeiti iš oro uosto ir tada iš naujo įeiti. Tam, kad mes galėtume pasimti tą flightą, kur mums reikia. Nes mes nusipirkom ne connecting flightą, o tiesiog atskirai nusipirkom flightą. Tai žodžiu. Live and learn. Kaip liežus nesivartalioja. Nu tai nes antra nakties pagal lietuvišką laiką. Ne, normaliai yra. Aš tik šį savo jaučiuosi kaip ridikėlis. Skrydis. Puketai mes ateinam. Skrydis jau ko aš 5 valandų. Pasišnekėsim iš 2 valandų, kaip gyvas dar bus. Taip. Mūsų pirmas mylas Tailande. Va toks. Ir mango gėrimai. Chili oil atrodo, čia yra. Karolinams skrenda į Puketą. Va. Karolinams. Karalims? Karolinams. Mes jau parą esam kely ir dabar tik į Fuketą skrendam. Jau 3 skrydis per šią. Va, parodyk koks. Kas čia parduoti? Vamzdis. Šit kūras tai. Arba išmatas. Tokį kambarį gavom. Čia vonia. Welcome. Labai cute plytelė. Labai žemas veidrodis. Labai čia šalta, labai gera. Pasirodo, Tailande vapšė nėra kuom kvėpuot. Ir tokį view turim. Statybos kažkokios vyksta. Statybos ir laukai kažkieno. Laukai iškirsti, bananai kažkokie. O. Bet davė mums atsigerti. O, žiūrėk, čia net balkonas yra. Nu. Aš net nesupratau. Jo, davė atsigerti kažkokį sulčių jau. Net davė kažkokios Welcome drink. Mes nesupratom, ką ten davė, bet labai patiko. Tai... Welcome drink. O Jo. tu pažiūrėk, kokia dydžio lova. Oi, kokia kieta. Čia vat mūsų hotelis yra Sugar Marina. Ir atėjom iki pūlo. Tikiuosi nebus žmonių, galėsi papilmuoti. Tam po langais laukus. O, nice. Pasiflorus sultis. Ir mums geria kavą. Random kažkai... Kokonus. Jo, su kokosais. Kokosas ant viršaus, kurį įmečiau į apačią ir dabar jisai neištirpsta, pasirodo. Dabar nežinau, ką su man reikia. Čia kokosas tiesiog. Žodžiu, aš tokį va gėrimą tiesiog. Kokosų soda. Oi, passion fruit soda. Ir laukiam savo maisto. Tiesiog mes vieni, jeigu ką, visam rėsti sėdim. Tokį va aš valgau. Tokį va Airimas valgo. Kas čia yra? Patajus. Patajus, o pas mane tiesiog vištienos su kažkokiu padažu. Kažkokiu. Manau, kad jau. Eik, tu koks šiltas. O, magai, pelėn kaip šiltas.
Gražu, gražu, bet šiukšlių tai va, nu, nelabai gražu. Tiesiog, va, pažiūrėkit, koks gražus ėrimas. Atgražus? Jo, ir pliažas, bet visur šiukšlių yra. Tie laidai čia tiesiog, jiem labiau apsimoka tiesiog naują laidą uždėti, negu tvarkyti seną. Tai dėl to labai daug laidų visur yra. Va čia atėjome į baseiną, toks baseiniukas. Ir va, mūsų hotelis šiai nakčiai. Einam. Mes esam Tailande, jeigu nesupratot. Mes esam... Skrendu į Tailandą. Mes esam Fukete šiandien, vienai nakčiai. Esam dabar po baseiniuko, mėgojame savo vasarą ir dabar norim pasidalinti. Prisipirkom nesąmonių 7-Eleven. Nu, nedaug, keletą. Taip dušna. Ta prasme, įsivaizduokit kaip pirty tiesiog, literaliai, kaip saunai būt, bet toj, kur būna garinės tos saunos, kur su didelė drėgme. Tai va toks pat jausmas čia būt. Pradedam nuo šito, kad pramuš biškinosi po baseino. Čia klasikinis tailandietiškas dalykas. Kaip aš tau prisuminti. Po uostą ir tau pramuša visą nosį. Nežinau, kas čia yra, bet visi šitą uostą. Kažkaip pračiūchino, bet stipriai trauk. Taip nieko nebus. Bet čia toks, kur vaikystė. Kur būdavo iš... Toks į nosį įsikirši ir tada taip prapat. Ne, Jo, man pas tai mus. labiau primena tą, kur kūną ištepdavo su tokiu tepalu. Kur šildo tepalas tas. Nu, taip tikrai jaučiu pramušą nosį. Nu, blemba, man, Inhaleris čia yra. man tipo užsikimšus nosis dabar po baseiną, tai nelabai pramušė. Lais. Šitų pradedam? Jo, aš noriu lais. Čia yra lais su grilled krevetė ir seafood sauce. Ta prasme, šitas blogas, jeigu jūs tikitės vaizdų iš kažkur, tai ne, mes tiesiog jums maistą rodys. Bus ir vaizdų, nepergyvenkit. Šitas skaniau kvepia negu tas. Jaučiu to patiks, nes tau su kvapas Man visai patinka. Aš mėgstu su krabais ir su krevetėmis viskas dalyko. Man patinka. Nei, nepatinka. Nepatinka? Tai aš šitą suvalgysiu. Čia Fanta su lyčiu. Tipo, Fanta su... Gerai, bet biškis skonio trūksta. Galėtų šiek tiek stipresnis skonio trūksta. Na, aš nepirkčiau savo norą. Poki, crushed fruit. Čia su braškiam ir persiku. Kvepia. Peach. Man patinka. Man nepatinka. Tau nepatinka? Man per daug jogurto kažkokio. Parodysiu main dalyką, kurį reikia turėti atvažiuojant į Tailandą. Čia purškiklį nuo uodų. Tai iškart 2 pasiėmėm. Čia yra iš 7-Eleven, you know. Haul iš 7-Eleven. Dar nupirkom tablečių, kad mūsų nepykintų. Mes plauksim su valtim daug. Nes su valtim, jo, daug plauksim. Su mikrofonu norėjai daug. Šitas skanesnis. Čia skonio vot yra kažkokia. Ir kažkokia rūgštelė. Mm. Viską paragavom, laukit, dar bus daug ragavimo ir didelis vlogas iš Tailando. Čia dar pastą nusipirkom, va. Bye. Čia užsisakėm sriubas. Ką tik mėgojau, dėl to neturiu jėgų šnekėti. Čia taip sultinį atskirai atvežė. O čia į vidų. Čia kaip žuvytės kažkada parduodavo į tokius. Tai va taip ir... Kaip ir Nemo. Ir dar desertai kažkokie atvežė. Jo. Arba dar desertai tokie. Coconut kažkas. Labas rytas, pusryčiai.
Jo, kaip Airimas pasakė, 4 vaikų šeima valgo. Indian Ocean. Yeah, Andaman. Every morning they do a scare Yes. on the tree, and the liquid is white liquid, Yes. but thick, not. Insane. Čia jau čia bus vakarienės visokios ir maistas. Čia mes atvažiavom į National Parką. Eik tu. Eik tu. Wow. Aš nežinau, nuo ko pradėti. Aš šito noriu Aš labai. irgi noriu. Welcome tokį gavom pavalgyti. Su tokiu jau sėdim. Ir greit važiuosim į džiunglės. Mes atvažiavom į National Parką. Mes turim bilietus. Va. Ir rytoj mus maitins kažkokį set meniu. Mes dar nieko normaliai nesuprantam. Bet toj pradės lyt ir eisim į haiką. Susišnekėjimas kol kas 4,5 iš 10 žmonėm. Nu, tiesiog pirštais reikia viską rodyti ir tiesiog kuo lengviausiai žodžius apibūdinti viską. Mano anglų kalba, kuri ir taip nėra labai jau gera, bet man reikia išjungti. Jo, mes tik atvažiavom, aš sakau, išjung savo visus tos žodžius, jokių jungiklių sakinių, tiesiog ko tau reikia ir ką jie turi padaryti. Va, 2 žodžiai ir viskas, ir tu turi paaiškinti, va taip. Įdomu, kas bus toliau ir toj valgysim kažkokį set meniu, kur 5 pozicijos yra. Už 200 batų, čia už kokius 4 kažkiek euro, bet 5 pozicijos. 5 eurų. Jo, Bet maisto tai 2 šeimos reikia pavalgyti. Jo, Ir ir po to mes mums čia- reikės eiti vaikščioti lietų. Per 2 Prie valandas. 30, jo, prie 30 laipsnių. Mes tiesiog užlipom į tiesiog viewpointą kažkokį, kol maisto laukiam. Jau sunku kvėpuoti. O mes dabar eisim per visą džiunglės turą daryti. Na, čia vienas kalnas buvo įveiktas. Net ne kalnas. Kalnelis. 5 laiptai. Čia toks oras, kad neįmanoma net išsikvėpuoti. Atrodo į pirtį eini. Gerai. Jeigu manęs neprarasti, tada parodysiu, kaip Tailandas atrodo. Tiesiog sėdim va bagažiniai. Oi, ir mus veža į džiunglius. Wow. Go to the cave. We had a big 3-room inside. Okay. Mes einam į šitą keivą į vidų. Normalu? Oi. Yes. Because it's dead, right? The brown and black color is okay. Yeah, and it has salt, too much salt. Yeah. Diamond. Shine brown like a diamond.
ask me why is head. Pažiūrėkit, kaip aukštai. You can hear it. Yeah, but I can't The monkey. You can see. Kaip ten vat randas. 300. Ir vat mes vis šitą vat kopiam. Karolina biški manęs nekenčia dabar, nes priverčiau hikint džiunglėse, bet tikrai buvo belia kaip sunku. Čia jeigu kava, viskas full on šlapia, full on. Uždėsiu nuotrauką savo kokią šlapę nugarą tavo. Ten atrodo, kad čia tiesiog kitos spalvos marškiniai yra. Bet cave was insane. Va, matėm fosilijas, man tas įdomiausia buvo. Fosilijas pamatyti, taip tiesiog. Ir čia viskas labai natūraliai yra. Ja. Ne šiaip muziejus kažkoks. Ir tu gidas, kuris mumis vedžiojo, jisai viską ten padarė, tipo, kad žmonės galėtų ten vaikščioti. Jis surado ir viską padarė. Ja. Insane. Gerai, mes važiuojam atgal, mūsų dar drambliai laukia. Ja. Įeinam. Lova tokia milžiniška. Tokia vonia, toj parodysiu view. View tai geriausia. Vonia tokia. Va taip po haiko. Va taip. Tokia vonia. Ir the view. Išeinam? Oh. Insane. Oho. Eikti savo. Keistas jausmas, ne? Jis nori, kad paglostytų. Eikti savo, kaip keista. Eikti savo. Youngest one in here, and we rescue her from the wood factory, logging wood. You can see her ears are broken, her both ears. You can tell me. Kaip stipriai paima. Ane? Bet nebijok, jis labai stipriai paima, bet jis paima bananą, ne ranką, tai nebijok. Jis man visai apsuko. Sudaužo. Bet tu tokia jėga daužo tu. O kad tai rimas cukrumą aloja neša. Maitint. Čia normalu? Pažiūrėk. Vardys gali išėti, čia durys yra. Kokie įspūdžiai dramblius? Kiut, reikia namo. Namo? Nu, balkonė. Tokį parveš tam tėvam, nori? Pamaitinom drambliukus, važiuojam dabar pamaitinti save. Į kažkokį local restoraną. Bet mes gavom čia privato vairuotoją kažkaip netyčia. Kad mus dabar visur vežioja ir visur mūsų laukia, kol mes atsilaisvinam. Kaip netyčia? Nu kaip, už pinigus. Šitaip ir tyčia pasidaro. Jo, bet visgi visai neblogai. Neblogas čia aptarnavimas. Tuščias viešbutis, net nereikia klausinėti, ar gali, ar negali. Jo? Doing a video already. Galiausim durieną, tai nežinau, kas žinot, kas nežinot, čia yra... Oh, it's okay. Don't worry. We have a... Oh, you want to do it also? Oh, yeah, okay. Noriu fotkinti. Tai jisai žiauriai turėtų smirdėti. Man tai nėra, kad žiauriai smirda. Nu, nežinau. Man? Yeah. 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 Pažiūrėk. Yeah. Okay, let's try it. O kad mus filmuoja iš visų pusių, tai normalu?
Esi lipnus. Yeah. I thought it's gonna smell worse, but it's not bad. Yeah, it's good. Yeah, it doesn't smell. It's okay. Yeah. Thank you. Nėra taip blogai. Jis nesmirda, tai baisiai kaip jį visi, nebent gal jį, kad išpjausi ir jis jau, nu, tipo kažkaip padarytas. Bet... Čia kaip kažkoks melionus, kažkoks... Ananaso biškis skonį turėjo tokio... Toks melionus, čia nesuprasi toks. Bet jis toks labai keistas. Minkštas labai, gal man... Kaip... Mane tiek prigazina, kad man taip baisiai valgyt buvo, bet jeigu nieks nieko nesakytų ir aš nežinočiau, kad ką aš čia valgo, aš nepagalvočiau, kad čia jis žiauriai smirda. Tai mes jau tailandiečiai, jeigu mums patinka duriama. Mes valgėm pirmą kartą dabar ir tiesiog moteris net atėjo ir filmavo mus, kai mes valgėm. Tai mes ir patys filmavom, tai ir mus filmavom. Nežinau, kur jie panaudojo šitą video. Bet jeigu kažkur pamatysit, čia mes buvom. Ja. O kokius jūs ten pusryčius valgot, aš nežinau. Su tokiu jau, jeigu ką primenu. Važiuojam plaukt su baidarėm ir į haikus eiti. Dar vieną haiką. Marikšė Karalinas ir visus mano haikus dabar atlaikyti. Jo, ir visus aštrius patiekalus irgi atlaikyti ir aš ir mano skrandis. Ir tą dieną, kai valgai, ir kitą dieną. Kitą rytą. Ir dabar rytas, jeigu ką, tai primenu, kaip aš jaučiuos dabar. Yay! Quite similar diamond, that's why we call the diamond cave or Tham Plakai cave. Long year before, they have a lot. Oh, too much, too much. But you can make the price if you can making by yourself. You know what I mean, right? Bambuks. Žiūrėkit, koks gražus. Tu bambukas esi. Tu bambukas. O čia mūsų tuktukas. O, jis taip, darys. The green one is being young. This one is not sharp anymore. The old one is very sharp, like a knife. Patiko eksperiensus. How to kill the fish. How to kill the small. Kokie įspūdžiai po džiunglių? Labai chill iš tikrųjų. Mes kai vakar buvom, tai čia nepalyginti iš vis, nes man atrodo karą praėjom, o šiandien mes tiesiog po Vingio parką pasivaikščiojom. Bet bambukas... Termitais ir bambukais, a? Jo. Čia va vienas bambukas. Čia va antras bambukas. Laiko kamerą. O tu filmavai šis džiunglis, ką nors? Nu kažką, nežinau, gal filmavau. Čia mes plaukiam su šitom vat nesąmonėm. Su šitom nesąmonėm mes plaukiam. Tai dabar plauksim su jom valgyt kažką. Ir van tuktukas eina mūsų. Čia taip žmogus atvažiuoja. Parodyk mūsų žmogų. Tuktuką? Ja. Kuris eina? Praeis. The blue one, our boat. Va, jis va mūsų. This one, no?
So our restaurant. Jo, ir jis mums sakė, pasakojo, kaip išgyventi, jeigu mes pasiklysim. Tai vat mes visą laiką bandėm išmokti, kaip išgyventi, bet viską jau pamiršom. Laužom kažką, kad mūsų vaizdas tilptų čia. Tiesiog laužom, viską belenką. Va, mūsų tuktukai. Čia prie to kalnų. Čia jau čiuristikos jaučiu, kur valgysim, spėju. Ir va čia jau tokie namukai galima išsinuomoti ir čia gyventi. Čia mes ką tik plaukėm. Va visi su life jacketais mes irgi buvom. Labai karšta, labai faina. Ir mes ką tik nuėjo pasimti vieną irklentę į tą pagalį. Ir galimai dar plauksim su kajakais. Aš tai labai didelė trauma kajakams, bet su life jacketu, žmogus, kuris bijo gylio, važiuojam. Čia ką tik parodžiau, su kuo susipažinau. Jo. Jo, bet draugai labai daug keliauja, tai noriu pasidžiaugti. Grįžom atgal. Ten mūsų tuktukas. Normaliai mes čia važiavom atgal. Tiesiog. Visai fainai buvo, pasiplaukiau. Ant kajako taip ir nepavyko paplaukti, nes žmonės nežino, kas yra dalintis pagaliais. Ir dauguma iš jų tiesiog visą laiką klaus tais pačiais pagaliais. Šiandien dar turėsim vakarienę su mūsų savininkais, kurie tobuliausi, kurie tik yra. Mes dabar važiuojam namo ir turėsim vakarienę. Wow. Very beautiful. Turn now, turn for that sour, salty, sweet enough in the middle. Okay. And after we put this one for the absorb the liquid. Main idea. The cook concentrate. Yeah, very concentrated. Thank you. Yeah. Įdarbino čia vyruką. Very beautiful. Nice. Thank you. Thank you. Čia gavom tokią sriubą, ryžius, spring rollsus. Ir čia vat Eirimas darė šitą su pataja. Skanaus. Dar gavom sriubos tokios. Pažiūrėk, kaip morkos gražiai. O kažkai įdėta įdomu. Nežinau. Žodžiu. Žinau, kad pasilgot ragaujam kūnę su Eirimu. Tai nespėjom filmuoti visų vaisių, kuriuos paragaujam. Nes aš nežinau, kiek naujų vaisių ir nežinau, uogų vaisių, ką čia pavadinti, jos paragavom. O dabar ragausim mangustinus. Gerai, pasakai pavadinimą, nes aš visiškai neatsiminiau. Toks vat, jis yra ir jis toks namukė. Aš šiaip niekada jau čia nesuragavau. Aš irgi nesuvalgęs, tai žiauriai įdomu paragauti. Kvapo, biški žirnelius primena kvapas. Eik daugiau paimk. Belia, kaip geras. Wow. Kol kas geriausias jaučiu iš visų ragautos. Jas taip kaip mandarinus tada. Man jau visą. Triskoliuką turiu. Eik tu. Belia, kaip. Nežinau, su kuo palyginti. Toks kaip labai... Kamera. Normalu? Slystam? Aš jau nusrydau, tikriausiai. Toks biški kaip
Kažkokio citrusų kaip ir yra. Bet ir obalį biškį gal primena. Biškį Ne? dar va šitą primena. Va šitą. Dragono vaisių. Pagal konsistenciją. Mhm. Bet skonis vapšiai nusprendė. Neturiu net su ko palyginti. Biškį persiko kažkokio gal labai prisirpusio. Labai prisirpusis persikas su obalių ir citrusų poskoniu kažkokiu. Oi, pradūriu. Belė kaip geras. 10 iš 10 rekomenduoju, nu, kur slysti. Čia jau kai vad ne aš filmuoju, o Derimas filmuoja, o tai valgo. Nes yra nupirktas tovas, O, kažkas belis į duris. Hello? Yes? Where are you going? To Suratani, Tapipir. Tapipia. Yes. Only in Donsak. Yes. Donsak. After. čia įėjimas į mūsų kambarį, literaliai va įėjimas. Ir čia iškart kambarys. Kambarys ir tulikas. O net yra tie skaičiai. Bet view tai, nu, neblogas. Kai vanduo pakils, tai šis geras. Jo. Tai jeigu dieną nusileidusi, techniškai turėtų vakarą būti pakilęs. Tai. Sveiki visi vlogų žiūrėtojai. Mes esam Papanganė, jeigu jūs nepastebėjote. Čia aš ir su Maudimuku mes buvom ką tik prie baseino. Ir toj važiuosim į bongų terapiją. Jo. Į bongų terapiją ir meditacijos tokį centrą kažkokį. Ir mes ragausim. O kur tavo mikrofonas yra dingęs? Nu, nedingęs. Nu. Onigiri. Mes ragaujam onigiri. Atidarom va taip. Pirmas yra pool. Va taip. Tada antras pool. Kur tas pool? Ai, va taip. Oi, atidariau onigiri, oi, viskas sugadinau, oi, labas rytas, baigęs vlogas. Jeigu jūs dabar matytumėt mano reakciją už kameros. Norm? Čia normalu yra? Čia pirmas kartas. Normaliai. Sušis kaip sušis, ne? O lygiai su nori. O ko tu tikėjais? Nu, skanu. Bet gal wasabi norėčiau, kad... Oi, arba wasabi, arba sojos biškį pradėti būtų. Oi, tu mano lietuvių mažoji europietė. Wasabi ir sojos vonelės trūksta. Aš nedarau. Nedarai? Nemaišai šitą? Iki mes eisim medituot. Atėjom į pliažą prie mūsų namų. Man jau įkando skruzerio. Kokosai va visur guliuojas. Mes einam dabar į gilinimo visą ceremoniją. Ten negalim bus nei filmuoti, nei fotografuoti, tai tiesiog pasakom, kad mes ten einam. Jeigu ką galit girdėti, kaip čia džiunglėse garsai kokie. Jie garsų. Tiesiog, bet pasiklausykit. Tai žodžiu, mes jau einam. Mūsų driveris ponė kažkokia, kuri ant šviesoforų nusprendė ant automatų užtraukti rankinį. Tiesiog, kad... Su automatu važiuoja, įjungia neutralą ir užtraukia rankinį automatu. Dar gyvenime ant raudono, ne šiaip mes kažkur sustojom ant raudono. Nesu gyvenime matęs, kad su automatu kažkas neutralą šiaip įjungti. Jo. Nu nebent ekstra atvejus, kur reikia tempt mašiną.
Tai žodžiu. Ir Bet dabar ten apsisukinėja. Ji mus ir to vėl pasiims po šito gilinimo. Tai žodžiu, mes jau einam. Stiksim vėliau. Kaip mes šildom pusryčius? Užsipylėm ką tik kūrą. Va mūsų bolidas. Mano nepatogus šalmas. Bet važiavom. Važiavom į bičius viską. Pylėm kūrą, nežinom kokią. Jo, tiesiog vienas čia yra. Tai tikimės, kad ne dizelis mūsų motorkė. Ir kad nereikės mum toj naujos motorkės pirkti. Tai važiuojam publiką. Atvažiavome į pliažą tokį kilt. Eisime į vandenuką. Atvažiavome patys su motociklu. Valgysim... jau valgom. Sumuštinius iš 7-Eleven visus, kur visi valgo, tai čia mūsų toks snaksas ir eisim būtent. Skaniausias kokoso pienas, kokia esu gėręs. Ar pienas čia skaitus? Vanduo. Vanduo? Kokoso vanduo. Bet žiauriai skanus. Esu gėręs Londone kažkada. Ir tiesiog vanduo buvo, sakiau, kažkokį keistas kokosą poskonio. Čia toks ryškus kokoso skonis. Tiesiog vandens forma. Vaik. Duodu 8 palmės iš 10. Pas mane sultis su mangais, apelsinais ir watermelon. Skanu irgi labai. Ačiū kokos valgyti toks. Nusipirkom tokius batukus. Pas mane tokie va. Pas Airima tokie geltoni greičio. Ir eisim į vandenuką. Ir sėtis. Nufilmuojam. Taigi filmuojam. Droną? Jo, droną. Mes važiuojam. O, mano petukai. Aha, pažiūrėkit kaip gerai. O, Maikė. Pažiūrėk. Po to video pasižiūrėk. Mes dabar esame motorolerių rojui. Net vos ištariau. Per daug raidžių. Pasitau kaip kislekas. Motorojojojoj. Ir važiavom valgyti. Njom. Tokius va smučius gavom. Pažiūrėkit tiesiog. Čia yra Thai tea, o čia yra smoothies su pasiflorais. Nu. Pas mane tam jamas. O, ir pas mane nudegi pečiai. Pas mane patajus. Skonių jūra. Irgi? Belenkai. Gal man nedėt čilio prieš tą valgą? Daug man paragauti patam. Imčiau būtų. Belen kaip skanu. Oi. Dega? Nosis. Šitą vietą įvertinam labai gerai. Kad yra ragaujamas naujas dalykas kiekvieną dieną, tai čia, aš manau, faktas. Dėsime skaukytas tokias. Pagal mano Apple Watch'o įdegę. Galit matyti, kad labai įdegiam. Ir dabar saugomės. Taksi? Vakar kaip visiškas senolis užmigau gal 11 valandą. Kai Karolina liko, dar nenorėjom miego. Ir dabar aš atsikėliau gal 7:30 ryto.
nebeturiu ką veikti. Karolina dar miega. Tai sugalvojau pamėginsiu nueiti į vieną vietą pusryčių. Vakar buvo full moon parties, į kurį mes nenuvarėm. Nes kažkaip nebevaibinom, kad ten varyt. Tai dabar miestas visiškai miręs yra ir tušęs. Nu, aišku, dar anksti, bet po šito tūso jaučiu iš viso visi mėgos iki 6-7 vakaro dabar. Tai žodžiu, einu bandyti ieškoti mums pusryčių. Bandysiu gauti mačos ir kažko pavalgyti. Tai nu, pristačiau pusryčius. Mačą. Ir čia man jogurt baulas su vaisiais ir granola. O princesės. Ir čia egg benedict ir ceremoninė mača. Nevadinga? Šiandien mes važiuojam toliau į salą, į vidurį ir į kitą pusę, dešiniau. Tai pasiėmėm stipresnį baiką, kad į visus kalnus galima būtų įvažiuoti. Tai dabar mums pumpuoja. Kas šitas? Ratus pumpuoja. Ir viskas ir važiuojam. Where is the petrol station? Petrol station, this way, brother. 4 or 5 kilometers. Okay. This way no have, no? Only some. Really fine, ne? Manau, Belinai patiks. Ir tam galėčiau. Aš nepasiruošiu dabar mušti su vežioju. Einam jau nuo laiptų. Aš biškį šiandien, nes mes vakar nudegėm labai. Stabilizatorius gyvena savo gyvenimą visiškai. Kaip nori, taip filmuoja. Nu, va tai va. Atėjom į 7-Eleven. Reikia elektrolitų gerti labai daug ir dabar laukiam, kol mūsų sumuštiniai pasidarys. Jie karšti. Ir onigiri dar pasiėmėm savo namo. Matos, kiek čia visko yra? Čia yra beauty viskas. Va, tokie trikampiniai sumuštiniai. Euros. Mažiau net. Jaučiu. Šrimbato, ne? Nu, čia mažiau. Tai va mūsų aparatas. Mano čipsai vos neiškrito. Mes atėjom pavalgyti. Valgysim aš tom jamą ir jums ką? Patai. Papaja. Šitą. Čia jeigu ką pirengėm gavom iš tos šventyklos. Tai va dabar matos kaip įdegė. Donationas ten buvo. Ir šiandien važiuosim dar į naktinį marketą, kuris labai populiar yra. Tai važiuosim su motorke. Skirtumas. Tai važiuosim su motorke į paplūdimį. Oi. Į marketą. Nu, realiai paplūdimį, prie paplūdimio mūsų. Į naktinį marketą, kur ten daug viskiausių nesąmonių pardavinėja. Snacks ir panašiai. Ir tada po to, jeigu turėsim jėgų ir viskas gerai pagal planą bus, tai važiuosim dar į Muay Thai. Ne kokteilio, o muštynės. Ten, kur mušėsi žoskaitai. Ir ten rašė, kad turi būtinai išjungs ką nors. O filmuot ten galima?
Tikiuosi. Tada neįdomu, jeigu negalėsi nufilmuoti, kad išjungia ką nors. Nes ten yra alkūnėm ir kelėnais visai pėdaužus. Žoskai. Bet taip jau normaliai ten. Kraujo tikrai bus. Buvo ir bus. Atėjo man tom jamas su ryžiais. Ir mes beveik jau suvalgė savo patavę, nes jam pirmam atnešė. Atvažiavom į marketą. Žinau, kad labai laukiat, ragaujam kūnę su airimu vėl. Tai prasideda mūsų epopėja. Dabar valgysim vištieno širdelės su neįsivaizduoju kokiu padažu, bet va taip atrodo. Nėra daug skonio, primena chicken thai. O, blemba. Chicken thai primena su kažkokiu daug padažu, kažkoks saldus padažas, bet šalti. Aš tikėjausi, kad šilti bus. Dabar ragaujam kažkokią dešą. Su ryžiais. Deša su ryžiais ir turėtų savar būt. Šiaip visai skani Lietuvą primena. Šitas skanus. Šitam 6 iš 10, nes neįdomu. Šitam 6,5 iš 10, nes per sausą biškį. Bet šitas skanus kažkoks panašus skonis į tų širdelių. Vidury marketo, jeigu ką mes atsisėdom, o taip. Ragausim vaisių. Spirkom vaisių ir tiesiog ragausim. Kažkokį nejasnų. Ir kol tu valgysi savo, aš pasigaminsiu savo. Jo, bet literaliai pasigaminu. Nes kažkokių yra prieskonių pridėtas, spėjai cukrų. Ir aš neatsimenu, kaip šitas vaisius vadinosi šis, tai žinokit, kad tiesiog... Bet čia ne tas pats, kur mes valgėm. Ne, čia kažkas kitas yra, bet aš neatsimenu, kaip jis vadinosi. Jis kažkaip taip nejasnai. Skaniai, taip citrusais kaip. Vieną pragaut noriu. Biškina. Jaučiais rūgštus, jeigu cukrus reikia. Kaip... Neskanu? Bet aš iš vaikystės kažką tokio... Kažkas tokio... Kaip žalias kažkas. Jo, kažką tikrai priimam. Kaip žalias kažkas. O aš turiu dragon fruitų. Baltą ir raudoną. Klasikinį ir advent. Kvapą nepridėjo, jok. Kažkokia žalia kriaušė. Jo. Va taip. Ir kažkoks cukrus nejasnas. Bet ne cukrus, čia druska labiau. Nu, viskas. Oh no. Į kubrinę. Į kubrinę tiesiai. Sorry, Lukai. Man sugadino visą skonį tas kažkoks cukrus ar kažkaip buvo. Man vienam buroko, tą ridiko biškių skonio yra. Tau vienam. Skaniau negu tas, bet koks 4,5. Ja, man normaliai. Kaip man ridika labai primena. Čia pardavinėja Maikas. Su etiketėm Zara, bet ant pačių etiketų parašyta Ralph Lauren. Tai aš nežinau kaip čia, atspėt koks čia brandas. Aš nusipirkau 2 stusi daiktus, kepurę ir maikę. Nori šitą deklinint visiems? Taip to. Tai gal pamatote, 200 žmonių. Nusipirkau stusi kepurę ir stusi maikę. Už 10. 15 eurų? Ne, mažiau. 600 sumokėjau. Tai 15 Ai, eurų. Jo, lygiai 15 kažkur eurų. Pagal blogiausią kursą, kas skaičiuojam. Jo. Ir čia kepurė daugiau kainavo negu maikė. Ir čia dar nusidėrėjom gal 100 batų. Nu tai kiek nusidėrėjom? 2 eurus nusidėrėjau. Jo, nes aš pasakiau. O bet jau ginčijos, dėl 2 eurų ginčijos taip, lyg tai čia aš 20 eurų nuolaidą. Čia pusė dienos jo algos.
Nu jo, antru. Gerai, viskas, einam toliau. Važiuojam. Toliau ragaujam huines, neįsivaizduoju, kas čia yra, bet ragaujam. Pasakė, Shell. Ko shell? Kieno shell? Huine. kas yra? Džiovinta žuvis, bet kaip skūra džiovinta. Tiesiog, Tiesiog gražiai pateikė, bet visą jo, bet žiauri huine. Kaip džiovinta, labai bloga džiovinta žuvis. 1 iš 10. Tokių va dar vaisių prisipirkom. Čia nesuprasi kas, čia vynuogės. Bet vynuogės va tokios va. Jeigu nusinuodysim, tai žinokit, kad mirėm nuo vaisių. Jie. Nežinau, kas yra šitą video, bet va paaiškinimas. Mes po jogos. Rytinės. Rytinės jogos ir Ar yra 10:11, man atrodo, ne? nežinau. Bet buvo momentų, kur tiesiog atrodė, kad aš pagimdysiu. Food baby. Ja. Bet labai graži lokacija. Mažiau kokios rankos. Koks veikia gyvenime? Agurka. Ar ką jis yra? Ne, nesuprantu. Cukinija, ar agurkas? Man atrodo, jis tame yra esmė, kad jis miega. Mažiau kaip ausytis daro, kaip... Tas tai вообще nesiramina. Net Antį žiūrėk, atėjo žiūrėt, ką jis veikia. Normalu, kad jie tiesiog, va, ten, aš net nežinau, kiek ten viduj. 4. Jo, čia. Jis tiesiog va visi užmigo, jis visus paguldė. Ir jis užmigo. No touch. Koks jausmas? Galim koks, aš noriu namo tokio. Kaip naminių gyvūnų dabar? 4. Na jo, jie pekais gyvena, negali po vieną. Aš noriu 4. Ar 6? Ne, užteks 4. Užteks 4? Jie tiesiog jos paguldė va taip ir jie užmigo. Jie tiesiog ką tik bėgiojo po visą teritoriją. Jo, gaila, nes nenufilmavom, bet literaliai paėmė vieną. Mes nesitikėjom to. Mes sako, sėskit ant žemės, atsisėdom ant žemės. Vieną. Sumetė. Jo, bet vieną įmetė, jie visi subėgo iš karto miegot ir tiesiog miego. Ir va taip va, sukrytė, va taip va. Ką tik bėgiojo, kur aš filmavau, ir tiesiog bėgiojo. Va. So cute. O, viskas. Is chicken? Ah. Grįžo. Miegok, miegok. Bet kartais atrodo, kad jau kitaip. Jo, kad supyks ir kas. Bet jie tokie chill, kad nesupras, jie tiesiog jaučia miegą visą dieną. Kad vežlys dar to išgavo ten einu. Grinai. Jo, grinai, va taip mes miegom. Perkam vaisių. Markinio tokiam.
Čia mes prisivažinėjom su motorke, tai man čia kažkoks uždegimas ausies ir tai buvo. Ir man dar skauda viską. Dabar atvažiavom papusryčiaut. Ir šiandien yra mūsų paskutinė pilna diena Kopenhagene. Ir rytoj jau mes važiuojame į Kotau. Į kitą salą. Dabar, kai su balta maikė, atrodo įdegus labai. Ja, tai čia už vieną kartą aš įdėjau tiek. Bet šiandien irgi saulė šviečia, tai gal biškį dar įdegs. Atrodo, kad aš su AirPodsu. Valgyti eisim dabar ir skanaus mūsų. Ir kažkas galimai biškį pergyvena dėl savo daivinimo licenzijos. Kažkas, nerodysiu pirštais kas, bet... Vienas iš mūsų labai mėgsta vandenį, kitas mėgsta vandenį ir bijo vandens. Tai va, čia jau patys spręsti. Jo, čia jau jūsų pasirinkimas, kaip jūs nuspręs dabar. Čia ir mum blynai, kaip visada jis gavo pirmą savo maistą. Nes aš rečiausiai valgau. Tai... Bet kai man nepatinka, kad čia nieko nestovi. Nes 3 padažai ir čia, va, bet lėkštės dydis tai būna stalai tokie dydžio. Važiavom žiūrėti waterfallą, bet dėl to, kad taip nelyja tom dienom, nors visi gąsdina, kad tiek lis. Palyjo vieną dieną biškį, vapšė nelyja. Atvažiavom iki waterfallo. Tai jis ten turėjo būti. Oi. Va ten turėjo būti waterfallas. Ir tiesiog nėra. Tai mes tiesiog atvažiavom. Bet buvo labai... Net tokio nėra. Net tokio... Jeigu reikia vaizdesnio paaiškinimo, ant kiek vandens nėra, kokią sausrą. Tai žodžiu, labai sausa, bet gražios vagelytės. Vis tiek nusprendėm pasportinti šitą parką. Vagelytės. Gelytės. Atvažiavom ir tas entry šiaip 50. Kaklą filmuoja, daug šitą. 50 batų kainuoja. Bet žmogui, bet pasakė, kad nėra vis tiek vandens waterfall, tai eikit užpėm abudu, tai mes nuėjom taip. Čia yra dar ziplainas, bet ką norėjau sakyti, mes jau čia ne pirmą kartą į waterfallus važiuojam ir mums sako, kad nėra vandens waterfall'e. Aš vis gyvenime negalvoju, kad čia yra problema, kad tiesiog iš kažkokio telkinio vis tiek yra tas vanduo. Taip arba silpnesnis, arba stipresnis, bet... O čia pasirodo clean tiesiog viskas yra. Tai žodžiu, tai waterfallai kažkaip nelabai pavyksta, gal kažkaip Kotau kokiam bus, bet kol kas waterfallo nematėm apšė. Vieną kartą per žygį tą vieną matėm va tokį waterfallą. Bet va čia va ziplainas, va, kaip druskininkuose. Matas įstumė? Ja, kažkas matas. Ką tik tailandietiško masažo. Man visai patiko, gerai viską pramankštino. Tai man visai viskas nice buvo, taip ramiai. Man atrodo, man daug stipriau darė, nes Karolina nei garsą neišleido, aš ten aimanavau visą laiką. Jo, ten aš tik, jis prie manęs sėdėjo ir pastovi toks ir ten pastovi, are you okay? Yeah. Bet žiūrėjau, gerai, kad viso kūno, nes, padaro biškelį, nugaros, biškį kojų, biškį rankų, net rankas darė, galvos net masažą padarė. Jo, ir kaklo ir visko. Sakyčiau, kaip už 10 eurų. More than worth. Ir aš kažkaip bijau, kad bus dar baisiau, mes paprašėm, kad nelaipinom nugaros, nes dar jie ten būna užsilipa ant nugaros. Tai paprašėm, kad ten liptų, bet šiaip jo. O tarp kitko, šnekėjom jums, kad nelyja, dabar bent lyja. Ir važiavom lyja, ir dabar lyja. Bent jau masažą gavom. Ja. Eisim į vandenį, kad apsimokėtų bent jau vandenį. Atvažiavom vėl pas savo močiutę valgyt. Kodėl močiutė? Nežinau, man kažkaip kaip Nonos vadinas? Jo. Erimas kaip visada pirmas gauna savo maistą, nežinau, kas čia per politiką. Kas čia per politiką. Va, jeigu galvo taip randam, čia vieta yra. Vidury kelių tiesiog. Tokį va kažką. Skanaus. Ir kokosinis smoothie už eurą pam. Iš tikro kokoso tiesiog pienas paimtas ir įpiltas į smoothie. O pas mane tas pats su mangais.
Mano atnešė sriubytę su ryžiais. Red curry. Oi, green curry. Nu, jo, red curry pasakyt ant žalio patiekalo. Gerai. Nui. Labas rytas atrodo taip. Šiandien važiuojam į kitą salą, turim paskaičiuoti, kiek čia pinigų turim dar. Atrodo, kad daug. 12 tūkstančių? 12 tūkstančių. Jeigu jūs galėtumėm kvapą perduoti čia